Atskirą dėmesį reikėtų skirti pilvo masažui. Pilvo masažai tai labai šiuo atveju tarnauja tokie atlaisvintantis judesiai, kurie atlaisvintų diafragmos suspaustas sritį, nes irgi ir sėdint ir patiriant stresą, jinai tiesiog užsispazmuoja. Toliau, ką mes darome, dar visceralinę pilvo techniką irgi masažuotojai taiko, nes ten nusileidžia ir baigiasi klajoklio nervo šaka, kuris irgi būtent įjungia tą parasimpatinę nervų sistemą, kad mes nurimtumėm, galėtumėm ilsėtis ir puikiai virškintume. Tai vat pilvo masažų irgi negalim pamiršti, aš įdėsiu tiesiog nuorodą podcastų, kur jūs galite apie klajoklį nervą daugiau pasiklausyti, jeigu jums tai įdomu, ir ypatingai kreipiuosi į specialistus, kurie mes visi dirbame su žmonėm, turim daug tokio krūvio, tai mūsų čia irgi būtų esmė, kaip pasirūpinti savim ir kuo daugiau sužinoti apie tai.